dieną klasę. Šiandien mes atliksime pirties eksperimentą, kuriame man padės brolis velnias. Šiandien mūsų klausimas yra ištirti, kaip sąveikauja du skirtingi skysčiai, lengvesnis ir sunkesnis. Gerai, šiandienos reikmenys bus stiklas, gulščiukas, nuo pavojų saugantys akiniai, Gal taip juos reikia užsidėti? Pasiimti. du skysčiai, nes jas pavogėm iš tėčio, plastmasinė kortelė, čik, O, milijonas aš laimėjau! du stikliukai, vanduo, pats pagrindinis skystis. Kaip skanu. O dabar spėjimas. Aš spėju, kad sunkieji nugalės lengvuosius. Ar sutinki, velniau? O kaip tau atrodo? Aišku, kad ne! Gerai, dabar mūsų eiga. Paimam stiklą, uždedam ant pagaliukų, paimam gulščiuką, pažiūrim ar lygų. Jo, maždaug lygų. Ne visai dar. Va! Čia dviem! Paimam gulščiuką, paimam du stikliukus. Kol kas vieną padedam ant čia, o kitą čia. Paimame vieną skystį, vandenį. Supilame į stikliuką. Kas vyksta? Jis pila vandenį. Kaip jis pila vandenį? Paimame stikliuką, kitą uždedame ant stiklo. Įpilame mėlyną į skystį. Paimam kortelę. Užsisuktų buteliuk. Uždedame ant mėlynojo skysčio. Atsargiai perčiame, kad neišsipiltų ir uždedame ant vandens. Pastumėm kortelę, kad liktų mažas tarpelis. Su kamera apeiname ir žiūrime, kas vyksta. O ar jūs matot? Kol kas nieko nevyksta. Nelabai aiškiai. Gal padidinkim? Matote? Viskas teka į viršų. Dabar lauksime, kas įvyks. Keista. Viskas keičiasi vietomis. Nu ir kasgi čia vyksta, paaiškinkit, ar tikrai blogis nugali gėrį. Taip, man rodos, velniau suklydai, sunkieji nugali lengvuosius. Tai kad vanduo yra sunkus, pagal mane. O kodėl čia taip viskas vyksta? Nes sunkiausias yra viršui ir leidžiasi ir stumiasi ir stumia lengvuosius į viršų. Taip vyksta karas. Lengvieji yra bailiai ir pakyla į viršų. Ir kuogi visą tai baigsis? Kad vanduo atsiraš viršui, o mėlynasis skystis bus apačioj. Ir kodėl taip viskas atsitinka? Kaip sakiau, nes sunkieji nugali lengvuosius, spausdami juos į viršų. Lengvieji nenori kariauti ir bėga atgal. Ir kur jie visi subėga? Į mėlynųjų zoną, iš kur mėlynieji jau puolė. Ir kiek laiko mums dabar čia reiks laukti, kol ta pergalė bus pasiekta? Mažai. Mažai tai kiek? Jau pusę praėjo. Gal nedaugiau. Gal
Ir kokiasgi mes galim padaryti išvadas iš to? Išvada yra, kad sunkieji nugali lengvuosius, spausdami juos, kur yra žemiau, stiklinė ten yra vanduo, o viršui yra mėlynasis skystis. Mėlynasis skystis, leisdamasis, spaudžia lengvąjį į viršų. Nu, kokia įdomi ir koks mokslas nagrinėja tai viską? Nežinau. Ar tikrai? Taip. Nežinau. Ar tikrai nežinai? Velniau, ar tu žinai? Aš manau, kad fizika. Ar tikrai velniau? Aš taip manau. Iš kažkur išgirdau. Na, Kaip Tai- matote, viskas susikeitė, tik vanduo šiek tiek nusidažo. Nu, dar čia šiek tiek teka, bet vanduo nusidažo šiek tiek. Bet kaip O. matot, bet daugiausiai matosi, Oi, kad kaip vanduo įdomu. čia yra. O apačioje mėlynasis skystis. o jeigu mes paimsim kitą skystį, pavyzdžiui, alyvą, kas bus tuomet? Jeigu alyvą maišysime su vandeniu, Taip. viskas tiesiog susproks ir išlėks lengvasis į viršų labai greitai, o sunkiausias žemyn. Ar pabandome mes tai padaryti? Gerai, pabandom. Pabandom. Ir vėl aš čia su nauju eksperimentu, kuriame bus alyva, vanduo. Velniau, ar tu mane girdi? Juk eksperimento tau nulūžo ragai, velniau. Ragai nulūžo. Prisiklijuosiu. Ai. Gerai. Kaip sakiau iš naujo. Šiuo metu mūsų eksperimento dalykai. Vanduo. Čia zen. Tada apsauginiai akiniai. Ai va, mano apsauginiai akiniai. Reikia juos būtinai užsidėti. Tada alyva. O iš kur jūs paėmėte alyvą? Iš tėčio sandėliuko, jis ją pila į mašinas traktoriuką. Begėdžiai. Ne, radom. Jos sandėliukė, jis jos nelaiko. Paimam stikliuką, Niekadėjai. padedam, įpilame alyvos. Ar galima jas paragauti? Ir kągi darome mes toliau? Įpilame į kitą stikliuką vandens. Gal papasakokite anekdotų, kol aš dirbu. Gerai, pasakysime anekdotą. Kuom skiriasi katė ir šuo? Ir kuom? Šuo galvoja, mane šeimininkas išveda, paglosto, pamaitina, duoda skanukų, turbūt jis dievas. O katinas galvoja, žmogus mane paglosto, pamaitina, duoda skanumynų, išveda, turbūt aš dievas. Kaip juokinga. O kasgi čia vyksta dabar? Kasgi čia vyksta? Ateina profesorius. Profesorius, o kas čia vyksta? Pasakok greitai. Gerai, dabar labai greitai gali net susprogti, alyva pertekėsi viršų. O, matot? Matot? Kaip kiaušiniai atrodo. O, Dabar jau nebe. matot, fontanas čia kažkoks. Viskas, ir pažiūrėkite į apačią, viskas atrodo lyg spaustusi sultys. Ir kodėl tos zultys taip spaudžiasi? Kaip sakiau, šį kartą alyva yra labai lengvas skystis ir todėl vanduo yra sunkesnis ir pastumia ją į viršų, o kadangi alyva labai lengva, tai ją labai greitai ir išstumia. Žiūrėk, Stebuklas koks. dabar Ir žiūrėk, koks mokslas tai nagrinėja? kaip velniau koks. Fizika. O, Pabandyk atsiminti. Pravers. žiūrėkit, įvyko stebuklas. Ir kokią tu gali padaryti dabar išvadą? Kad
Kadangi alyva yra labai lengva, o vanduo sunkesnis, jis išstumia lengvesnį skystį dar greičiau. Aš ne velnias. Kodėl? Tu mano brolis, turėtų būti velnias. Ir kągi tu gali pasakyti savo klasiokams ir mokytojai? Kad šitą eksperimentą reikia atlikti labai atsargiai. Kodėl? Nes viskas gali išsilieti, o jeigu dar bandai su pavojingais skysčiais, kas? Tėtis ateitų. Užklupau!